Labą dieną visiems. Mano vardas Ramunė, aš esu įmonės Idea Code vadovė. Mūsų įmonė jau keletas metų teikia usability paslaugas Lietuvoje ir ne tik tai paslaugas. Šiemet buvo pirmieji metai, kada Lietuvoje organizavome pasaulinės usability dienos renginį, ne virtualų, bet jau tikrą renginį ir labai tikimės, kad tai ir taps tradicija ateityje. Tai tiek trumpai apie mūsų įmonę, o šiandienos prezentacija bus apie usability tendencijas tiek šiais, tiek ir ateinančiais metais vakaruose ir Lietuvoje. Tai pirmiausia, ką galima būtų pasakyti apie šios metus? Sakyčiau, kad pagrindinė tendencija, kas išryškėjo apie usability šiais metais, tai yra tai, kad usability yra tik pagrindas. Ir vien tik tai usability neužtenka. Kai rinkos lyderiai šiuo metu kalba apie savo požiūrį į produktų dizainą, usability yra laikomas tik tai pagrindu ir pamatu, kaip ir parodyta šiame paveikslėlyje. Iš principo ant šio pamato statoma tai, kas yra vadinama user experience. Tai yra tiesiog, sakyčiau, platesnė savoka, kuri apima visą vartotojo patyrimą, tai kaip vartotojas suvokia naudojamą produktą ar tai naudojamą tinklalapį. Ir būtent iš šito požiūrio per šios metus galima sakyti, kad galutinai vakarų rinkoje išplito požiūris į vartotojo orientuotos produktų kūrimo filosofijos. Tai yra tas pagrindas, kas realiai stumia visas web ir ne tik tai web srities inovacijas. Ir kuo būtent šitą filosofiją pasižymi, ką svarbu žinoti. Tai pirmiausia, kad kuriant produktą yra aiškiai suvokiamas tikslas, kokią vartotojo patirtį kūrėjai stengiasi perduoti ir kuo jie nori įtikinti vartotoją. Taip pat yra iš anksto apmąstoma ir apgalvojama, kokia vertė vartotojui sukurs tas produktas ir ta naudojimo patirtis. Ir žinoma, labai svarbu yra tai, kad stengiamasi užtikrinti pasitikėjimą ir sukurti atgalinio ryšio priemonės tarp kūrėjų ir vartotojų tam, kad produktą būtų galima toliau nuolatos tobulinti. Ir natūralu, kad tokia nauja produktų kūrimo filosofija sąlygoja ir naujas produktų naudojimo tendencijas. Ir kalbant apie tas tendencijas, tai svarbiausi 3 dalykai, ką reikia paminėti, yra mobilumas, socialinių tinklų integracija ir lokacijos paslaugos. Mobilumas tai reiškia tą, kad mes internetą naudojame ne tik tai kompiuteryje, bet ir daugelį kitų, ypač mobilių platformų. Socialinių tinklų integracija reiškia ne tik tai, kad mes visi tikriausiai naudojamės ne vienu socialiniu tinklu, bet ir visi įvairių produktų ir informacijos tiekėjai stengiasi integruotis į socialinius tinklus ir sukurti tą socialumo bendravimo elementą. Taip pat galima pažymėti ir tai, kad patys socialiniai tinklai integruojasi tarpusavyje. Tikriausiai visi žinom tarpusavio integracijas tarp Twitterio ir Facebooko, bet nežinau, ar visi girdėjot, kad tarkim MySpace ir Facebook, kurie iki šiol buvo gan aršūs konkurentai, naujoje versijoje iš tikrųjų jau sukūrė tarpusavio integraciją. Ir galima sakyti, surado nišas būtent remdamiesi šitą tendenciją, tarkim, produktyviai žiūrėti į ateitį ir surasti nišą abiems socialiniams tinklams. Na ir sakyčiau, kalbant apie 10 metus, lokacijos paslaugos turbūt yra pati naujausia tendencija. Tai yra tiesiog tos paslaugos, kurios buvo sukurtos šiais metais ir išplito remiantis GPS vietos nustatymu ir atitinkamai ta informacija, kurią galima pateikti vartotojui, žinant, kokioje geografinėje vietoje jis yra tuo metu. Ir remiantis šitomis tendencijomis, kas yra svarbu žiūrint iš usability ir ypač iš user experience perspektyvos,
Tai yra tai, kad kuriant webinius produktus ir visus kitus IT produktus, yra svarbu suprasti, kaip žmonės juos naudoja ir kaip juos naudos ateityje. Tai tie tokie svarbus elementai yra tai, kad reikia užtikrinti vieningą patirtį produktui įvairiose technologinėse platformose. Ta prasme, kad produktas turi būti patogus tiek įnaudojant prie stalo kompiuterį, tiek ir savo mobiliam telefone, iPad'e ir kituose įrenginiuose, kuriuos įvairūs vartotojai turi su savimi. Taip pat yra svarbu personalizuota patirtis. Sakyčiau, tai yra tendencija, kuri tikėtina, kad labiausiai vystysis ir ateinančiais metais. Tai tiesiog tos visos technologijos, nes naujovės jos įgalina pateikti informaciją būtent tada, kada jos reikia konkrečiam vartotojui. Ir būtent to atrinkti tą informaciją tokią, kokios jos reikia. Ir atitinkamai sukurti tą personalizuotą vartotojo patirtį. Taip, kad nors ir produktas tarsi yra vienas, kiekvienas vartotojas jį susipersonalizuoja taip, kad jam ta patirtis būtų kuo vertingesnė. Ir toliau, trečias, turbūt pats svarbiausias dalykas, tai kad esant daugybė įvairiausių naujovių, mūsų informacijos viešumas taip padidėja. Didėja kiekiai tos informacijos, kurią apie save paviešiname internete. Ir atitinkamai saugumas yra irgi, ir ypač susirūpinimas saugumu yra viena iš svarbiausių šių metų tendencijų, kur netgi kuriasi, tarkim, anti-Facebook grupės ir anti-Facebookiniai produktai skirti būtent skatinti saugumo užtikrinimo, informacijos saugumo užtikrinimą internete. Taigi, kas svarbu ateičiai, kalbant apie tas visas anksčiau paminėtas tendencijas. Kitais žodžiais tariant, kas bus geras IT produktas 2011 metais. Tai tą galima būtų įvardinti 4 dalykais. Pirmiausiai, svarbi yra vieninga patirtis nepriklausomai nuo platformos. Taip pat yra svarbu, kad ta patirtis būtų personalizuota ir kad informacija būtų pasiekiama būtent tokia ir tada, kada jos vartotojui reikia. Ir žinoma, kad visa tai būtų atliekama saugiai ir patikimai. Ir sakyčiau, iš būtent šitų 4 dalykų viršutiniai 2 yra svarbiausi ir tikėtina, kad būtent šitose 2 srityse daugumą naujovių pamatysime ir ateinančiais metais. Tai tiek būtų apie vakarų tendencijas. Iš tikrųjų, aš specialiai šitai daliai nenaudojau statistikos, nenaudojau grafikų, skaičių ir panašių dalykų, nes tiesiog norėjosi pristatyti tai, apie ką vakaruose šiuo metu šneka rinkos lyderiai. Paskutiniu metu buvo nemažai internetinių konferencijų ir tiesiog šitos visas tendencijos, jos yra surinktos iš Google, Twitter, Foursquare ir kitų mums visiems žinomų rinkos lyderių atstovų pasisakymų. Tiesiog tai yra filosofija, kuria remintis yra kuriami produktai ir tikėtina, kad ir toliau jie bus taip ir vystomi. Ir už tai, sakyčiau, šitoje vietoje gal netgi nereikėtų brėžti labai aiškios ribos tarp 10 metų ir 11 metų. Prasme, kad tos tendencijos, kurios čia buvo išvardintos, jos iš tikrųjų yra dar daugeliu požiūrių, ta prasme, žiūrint daugeliu kampų, jos dar yra vis tik tai formavimosi stadijose. Ir mes galime išskirti, kad yra tos tendencijos, bet dar labai sunku pasakyti, tarkim, į kokią kryptį jos nueis per ateinančius metus. Bet tiesiog tai yra tendencijos, kurias verta stebėti ateinančiais metais ir žinoma, kuo daugiau bandyti taikyti savo produktuose. O dabar prie Lietuvos. Lietuvos situaciją aš bandžiau apžvelgti irgi naudojant daugmaž panašią struktūrą. Ir pirmiausia, žiūrint į tai, kas Lietuvoje yra usability ir kas tokio įvyko šiais metais. Tai iš tikrųjų labai smagu ir džiugu pasakyti, kad yra tikrai jaučiamas didelis susidomėjimas, tiek pačia disciplina, kas į tokia yra, kaip ją galima panaudoti ir panašiems dalykams. Bet, sakyčiau, trūkumas pagrindinis yra tas, kad
Domėjimasis dažniausiai neina plačiau negu vien tik tai usability. Labai siauras usability taikymas vis dar pastebimas Lietuvoje. To dalyko, ką užsienį vadina user experience, tos bendros vartotojo patirties kūrimo pastangų Lietuvoje kol kas mes nepastebime. Ar bent jau pastebim tik labai retais atvejais. Ir iš tikrųjų dėja liūdnas apibūdinimas to, kas Lietuvoje yra, tarkim, vartotojo patirtis, tai dažniausiai būna tik tai iš kliento pusės nuskambantis klausimas ir vertinimas, ar man tai asmeniškai yra gražu, tai ką pateikia gamintojai, ką pateikia jų pačių komanda. Tai yra dažniausiai pagrindinis kriterijus vertinimo. Vietoj to, kad būtų galvojama iš tikro, kokią bendrą vertę yra bandoma sukurti klientui. Ir antras dalykas, antras požiūris, kartais būna kartu su pirmu, kartais būna tiesiog atskirai kaip alternatyva. Tai noriu, kad būtų mano produktas toks, kaip pas ten kažką tik tai man jį padarykit geresnį ir pigiau. Ir be jokių kitų specifikacijų. Tai dėja šitoje srityje mums dar matyti reikia mokytis ir žiūrėti tiesiog užsienio tendencijas. O kalbant apie pačius vartotojus, kadangi vis tiek gyvenam globalios ekonomikos sąlygomis, tai tarkim technologijų ir naudojimo tendencijos ir galimybės yra panašios. Ta prasme, kad mes turim lygiai taip pat ir mobilumą, ir integraciją su socialiniais tinklais, ir lokacijos paslaugas. Todėl ir sakyčiau, kad lietuviai mielai naudojasi tomis visomis naujovėmis. Tačiau ir žinoma, iš tų visų galimybių išplaukia tai, kad labai norėtųsi matyti produktus, kurie turėtų vieningą patirtį įvairiose platformose, kurie būtų personalizuoti kiekvienam asmeniškai ir kurių informacija būtų saugi. Tačiau situacija dėja yra nelabai tokia, kokios norėtume. Tai šito vietoje jau prieš mane buvo kas minėjo. Matyt, daug ir nereikia šnekėti apie būtent saugumo aspektus ir pasitikėjimą kai kuriais internetiniais projektais. Tiesiog tenka tikėtis, kad ateinančiais metais situacija pagerės. Kalbant apie personalizaciją ir kontekstinę informaciją. Irgi, nors mielai naudojame užsienio sprendimus, lietuviškiams produktams dėja tokios savybės, tokios funkcijos kūrimo metu yra laikomos prabanga. O šiaip pasitaiko klientų, kurie netgi tą laiko mokslinę fantastiką ir sako, kad tai tiesiog neįmanoma ir kam iš viso tam gaišti laiką. Tai labai norėtųsi tikėtis, kad ateinančiais metais šitas požiūris pasikeis. Ir kitas aspektas, kurį norėtųsi pabrėžti, tai kad mūsų nuomonė pastebime, kad Lietuvoje dar labai trūksta pačios informacijos patogumo. Tai yra dėmesio informacijos suformulavimui taip, kad paprastam žmogui būtų aiški, jos būtų tik tai tiek, kiek reikia, o ne daugiau, ir jį būtų pateikiama laiku. Būtent tada tame kontekste, kada jos reikia. Kalbant apie vieningą patirtį įvairiose techninėse platformose, tai situacija vėlgi panaši kaip su personalizacija. Nors pas mus iš tikrųjų, sakyčiau, labai jau paplitęs naudojimasis protingaisiais telefonais. Daugeliu atveju vėlgi pritaikymas, tarkim, tinklalapių ir programinės įrangos pritaikymas, kad ir mobiliesiems telefonams, daugumoje atveju yra laikomas prabanga. Ir laikoma, kad rinka yra per maža ir galima netgi buitiškai pasakyti taip, kad vartotojai neverti to malonumo. Bet aišku, reikia pastebėti keletą gerai padirbėjusių organizacijų, kurios negaili savo laiko ir biudžeto tam, kad jų informacija būtų pasiekiama ne tik tai per kompiuterius, bet ir per mobiliuosius įrenginius. Taigi, ateinantiems metams, kokius uždavinius norėtume išsikelti tiek savo, tiek ir apskritai visai rinkai siūlytume
bandyti orientuotis į tokius dalykus tam, kad pagerintume visą vartotojo patirtį internete. Tai pirmiausia, kurti web produktus ne asmeniškai savo, o tiksliniam vartotojui. Ir antrailis dalykas, kaip jūs nuspręsite, kas tas tikslinis vartotojas, yra daugybė būdų iš tikrųjų, kaip atsirinkti, kaip targetinti savo produktą ir kaip nuspręsti, kas būtent bus tas jūsų būsimasis klientas. Bet svarbu, kad tiesiog negalvotumėt, kad ir patartumėt, svarbu, kad, aišku, savo klientams taip pat patartumėt, kad jie negalvotų, jog visi galvoja vienodai. Tikrai žmonės nėra vienodi ir kuriant produktus, ir ypač siekiant jų patogumo reikia šitą turėti mintyje. Toliau antras dalykas labai svarbus būtų, tai nustoti kurti po 11 kopijų tų pačių produktų ir tokio pat tipo projektų. Tai jau irgi buvo minėta, man atrodo, ankstesnėse prezentacijose. Ir aš pilnai pritariu tai pastebėtai tendencijai, kad lietuviai mėgsta pastebėję gerą idėją, iš karto visi šokti ir pulti daryti tą patį. Tai tiesiog geros idėjos yra visada gerbiamos ir jas norisi kopijuoti, bet iš tikrųjų kiekvienu atveju norint užtikrinti, kad tas naujai sukurtas produktas, kad jis bus naudingas vartotojui, reikia pirmiau pagalvoti, ką tokio unikalaus jūs galite pridėti, kurdami savo versiją. Na ir trečias dalykas, kurį norėtųsi pabrėžti, tai pasiūlyti tiesiog neignoruoti vakarų patirties ir tendencijų. Paskutiniu metu teko skaityti spaudoje ir girdėti nuomonių, kad Lietuva gal vis dėlto yra kažkokia unikali rinka ir jai nebūtinai mokytis iš vakarietiškų sprendimų, o bandyti kurti kažką savo. Tai šitoje vietoje tiesiog norėtųsi rekomenduoti ateinantiems metams, kad mes iš tikrųjų turim labai daug ką pasimokyti dar iš užsienio. Aišku, savo kurti yra visada gerai, bet tiesiog nereikia ignoruoti tos patirties, kuri jau yra sukaupta. Ir paskutinė skaidrė apie tai, ko galima tikėtis ateinančiais metais. Tai per lapkričio mėnesį vykusį renginį jau šnekėjome, kad ir pasirodė, kad iš tikrųjų yra norinčių ir pritarančių šiai idėjai sukurti Usability asociaciją. Tai mes kaip organizacija pažadame suburti visus norinčius ir pasistengti, kad tas dalykas iš tikrųjų būtų įgyvendintas. Aš čia netgi rašiau tokią visiškai usable datą, kurią galima būtų panaudoti asociacijos įkūrimui, tai artimiausiu metu matysite informaciją internete ir visi besidomintis ir norintys prisijungti prie asociacijos bus tikrai kviečiami. Toliau stengsime užtikrinti, kad ateinančiais metais būtų sukurta pirmoji profesionali Usability mokymų programa. Nežinau, ar tai kol kas, ar tai bus tik mūsų įmonės projektas, gali būti, kad mums vieniems neužteks tam pajėgumų ir bursime su kitais Lietuvos rinkoje tą veiklą užsiimančiais žmonėmis, bet irgi tikrai galiu drąsiai pažadėti, kad toks dalykas per 11 metus bus įgyvendintas. Ir toliau norėtųsi dar tiesiog pasiūlyti ateinančius metus padaryti informacijos dizaino metais ir informacijos patogumo metais. Būtent bandyti spręsti tą problemą, kad, tarkim, funkcionalumas irgi yra svarbus dalykas, bet bent jau prisidėti prie to, kad informacija, kurią mes pateikiame savo produktuose, savo tinklalapiuose, kad ji būtų paruošta patogiai, profesionaliai ir taip, kad iš tikrųjų sukurtų vertę ją besinaudojantiems žmonėms. Na ir žinoma, stengsime toliau teikti konsultacijas, blogus tą temą ir tikrai skatinsime kitus žmonės tuo užsiimti. Labai tikiuosi, kad ateinantis metai iš tikrųjų bus Usability metai Lietuvoje. Ačiū.